Taigi, kaip bebūtų gaila, mes vėl autobuse ir vėl riedame į Vokietiją. Tik 3 savaitės po operacijos lietuviai nematė, kad atsirado didelė akių infekcija ir labai sukilo laurių spaudimas. Jau esame Manheimo stotyje, ankstus rytas ir už kelių valandų būsime jau Homburgsare. Štai atvykame į ligoninę, jau palatoje. Šį kartą mūsų palata su balkonu. Vėl vaikštame po medicinos miestelį. Čia vyksta ir masažai, ir kineziterapijos, turbūt privatus kabinetai. Manome, kad čia yra vienos iš klinikų, galbūt administracija ten buvo. O čia mano apartamentai. Jie visai šalia geležinkelio stoties. Kai lauriukas buvo sutvarkytas jau, vėl vokiečiai ištraukė pūlingus siūlus, tada Laurius su tėčiu irgi atėjo į tą viešbutį ir gyveno su manim. Čia buvo Laurius kambarys vienvietis, o mes su tėčiu turėjome atskirą kitą. Svarbiausia yra tualetas ir dušas, tai yra svarbiausia. Paskui čia persikėlėme jau į kitą viešbutį, kuris yra visiškai šalia klinikų. Tai gan brangus viešbutis. Ir čia sutikome pirmą kartą savo draugę, kurios mergaitė taip pat turi aniridiją, Galina iš Egipto. Paskui ėjome pasivaikščioti po parko rajoną ir sutikome sporto aikštynus ten.